Ko gero visi pamename Liepą ir Vytį, du draugus, kuriuos suvienijo negailestinga diagnozė. Po ilgo gydymo atrodė, kad pagaliau liga pasitraukė. Deja. Jau 2 kartus ligos atkrytį patyrusiai Liepai teko vėl vykti į ligoninę. Po atlikto magnetinio rezonanso vėl buvo rasti dar 2 maži darinukai, bet tyrimai parodė, kad patys darinukai neturi onkologijos. Tai kol kas iš tikrųjų pasitinkam iššūkį su šypsena ir džiaugiamės, kad turim šiandieną, nes niekada nežinome, kaip gali būti rytoj. Po kepenų transplantacijos Vyčiui teko išgirsti onkologinę diagnozę. O po ilgo ir sudėtingo gydymo teko dar vienas smūgis. Po paskutinės chemoterapijos jam užsikišo viena iš venų, kuri maitina kepenis. Tiesiai šviesiai pasakė, sako, negalime operuoti prie tokių rodiklių, bet kito pasirinkimo neturim. Arba pabandom, arba tas vakaras turbūt. Operaciją Vytis išgyveno, tačiau dar sudėtingesnis etapas prasidėjo tuo met, kai jis buvo perkeltas į reanimacijos skyrių. Teko nuolat perpilinėti kraują, o Vyčio organizmui jo reikėjo itin daug. Tėtis į galimus donorus kreipėsi socialinėme tinkle. Pačia mano žinutė pasidalino 1000 žmonių, tai buvo wow. Kažkas, tai tikrai buvo netikėta ir pats Velykų periodas tada buvo, gal irgi tai suveikė, bet turim pakankamai daug geros valios žmonėms. Gydytojų ir gerų žmonių dėka Vytis išgyveno ir kasdien vis stiprėja. Mano svajonė yra susitikti su Vyčiu. Jinai, kadangi turi jau tikrai ne vieną draugą, kuris iškeliavo jau Anapilin, tai jinai labai dažnai juos prisimena ir kai gauna dovanų, pavyzdžiui, balioną. Ačiū, Vyčiu. Jinai paleidžia jį į orą ir sako, čia pagaus mano draugas ar draugė dabar. Jį sako, čia jam. Ir tas balionas kyla į viršų. Ir ta prasme, ta jos atjauta, pats pajauti, kaip stipriai pradedi vertinti žmonės esančių šalia tavęs, bet kokia kaina. Padėti galime ir turime mes visi. Svajokime ir leiskime svajoti kitiems. Už pergalę gyventi.